Sveiki, visi sveikinamės iš Vokietijoje esančios Agritechnika parodos ir John Deere stendo. Už manęs yra šis milžiniškas John Deere stendas, kuris užima 1 hektaro plotą ir turi begalę naujos technikos, kurią šiandien ir parodysime jums. O čia mes turime 8R40 traktorių, kuris yra pasipuošęs žaibais ant kapoto. Jūs klausite, ką tie žaibai gali reikšti? O šie žaibai reiškia, kad šis traktorius turi hibridinę transmisiją, kuri yra aprūpinta ne tik mechaniniu power shift, bet ir 2 elektros varikliai, kurie veikia kaip ir generatoriai, kaip ir varikliai, kurie suka traktoriaus ratus. Šis traktorius yra ypatingas tuo, kad turi integruotą padangų slėgio reguliavimo sistemą tiek ant priekinės ašies, tiek ant galinės ašies. Ši sistema yra pilnai integruota John Deere traktorių gamykloje. Ją sudaro papildomas dvigubas kompresorius po kapotu, visa reguliavimo sistema, kuri integruota į naują G5 monitorių ir labai greitai leidžia jum tiek sumažinti slėgį padangose ir tiek padidinti, kad galėtumėte taupiai važiuoti kelyje ir negadinti savo padangų. Turime ir 6R traktorių, kuris irgi yra su labai panašia sumontuota sistema, tiek ant priekio, tiek ant galo. Nuo kitų metų John Deere'as savo 6R 230 ir 250 modeliuose iš gamyklos galės pasiūlyti taip pat PTG gamybos padangų slėgio reguliavimo sistemą, kuri taip pat bus labai gražiai sumontuota, valdoma iš monitoriaus. Labai gražus 8RX traktorius. Akiliausi žiūrovai tikrai galėtų pamatyti, kad jisai turi kažkokį tai tuningą pas save tiek kabinos viršuje ir ant traktoriaus svorių kronšteino priekyje. Ir čia yra sumontuotas autonominio traktoriaus rinkinys, kuris paverčia šį traktorių bepiločių, galima netgi vadinti, kai nereikia operatoriaus, paleidžiam į vieną laukose ir jisai savo dirba mūsų užduotus darbus. Taipogi norėčiau pridurti, kad visi 8R, 8RX traktoriai pagaminti nuo 2020 metų su naujuoju BMW dizainu palaikys šią sistemą ir galės būti paversti autonominiais. Taip pat, jeigu pavargote vaikščioti tiesiog milžiniškoje parodoje, prašome ateiti John Deere stendą, įsipatoginti šitam odinėme krėsle bei įsijungti ventiliaciją bei masažą. Didžiausia kitų metų naujiena yra šie G5 monitoriai. Bus 2 dydžių. G5 tai 10 colių bei G5 Plus 12,8 colių. Prie šitų didžiųjų G5 Plus monitorių taip pat bus galima prikomplektuoti G5 Plus Extended monitorių ir turėti tiesiog 2 ekranus, kuriuose galėsite matyti visą svarbiausią jum informaciją. Pat turime naujienų ir purkštuvų srityje. Viena iš jų yra už manęs. Naujas John Deere savaeigis purkštuvas su kabina priekyje. 2 modeliai su 3200 litrų bei 4000 litrų talpomis. Ateityje tikimės dar didesnių talpų ir dar didesnio našumo. Herbicidų naudojimas tikrai yra didelis iššūkis ūkiuose su ateinančiu žaliuoju kursu. John Deere gamintojas tikrai atsižvelgia į visus reikalavimus ir ateinančią, kaip pasakyti, strategiją ir pristato See & Spray sistemą. Tai yra sistema, kuri skanuoja ant lauko esančias piktžoles, atpažįsta augančius augalus ir išpurškia purkštuvo turinį tik tose vietose, kur reikia. Vienas svarbiausių savaeigės mašinos komponentų ir jo širdis yra variklis. Už manęs matote naują 18 litrų John Deere variklį, kuris bus montuojamas 3 smulkintuvų modeliuose nuo 9500 iki 9700 modeliuose. Daugelis ūkininkų sekančių inovacijas tikrai yra girdėję apie John Deere Harvest Lab sistemą, kuri yra skirta tirti pašarus, tiek žolę, tiek kukurūzus. Bei prieš keletą metų pristatyta sistema, kuri leidžia ištirti mum
skysto mėšlo turinį. Tai yra žinoti, kiek turime azoto, fosforo, kalio ir tręšti skystų mėšlų pagal žemėlapius. Nuo šių metų John Deere pristato naują šios sistemos panaudojimą. Tai yra Grain Sensing sistema, kuri leidžia mums ištirti baltymų kiekį grūduose, taip pat aliejingumą rapsuose. Ką tai mums duoda? Jeigu mes kuliame kviečių lauką, susidarome baltymų žemėlapį ir pagal tą žemėlapį mes žinome, kiek mums reikia sekančiais metais į kurią lauko vietą ištręšti azotinių trąšų, kiek iš to lauko jų išvažiavo. Sekančios variklio naujienos mums yra etanoliu varomas variklis. Tai yra lygiai tas pats 9 litrų variklis, kurį mes galime sutikti 7 ar 8 ar traktoriuose bei kombainuose, tik tai su nauja uždegimo sistema. Šiuo metu šis variklis yra tik tai koncepcinis, bet mes tikrai, manau, sutiksime jį įvairiuose mašinose, nes etanolis yra atsinaujinantis kuro šaltinis ir mes galime jį panaudoti visur. Vairuojant padargą su antena, mes galime išvengti šlaituose padargos slydimo. Reiškiasi, kad traktorius kompensuoja padargos slydimą ir pakreipia padargą į įkalnę, kad būtų išlaikomas pats didžiausias tikslumas tarp skirtingų pravažiavimų. Eksploatuojant elektrinę vėjapjovę darbas bus žymiai komfortiškesnis dėl mažesnio triukšmo bei mažiau vibracijų nuo pačio variklio. Štai ir baigiame mūsų trumpą apžvalgą. Jeigu jums kyla smalsumas ir norite sužinoti dar kažką apie John Deere techniką, drąsiai kreipkitės į mus ir mes atsakysime visus jūsų klausimus.